Reikia padaryti tokią skulptūrą. Nu tai čia, pavyzdžiui, labai yra svarbus balansas. Nes molis tai yra kaip tešla. Nu gal šiek tiek kitokia, bet vis tiek panašu į tešlą. Iš tešlosgi iš karto to nepadarysi. Šiek tiek palipdai, šiek tiek palauki, kol padžiūna. Šiek tiek vėl lipdai ir nulipdai. Ne visą laiką pavyksta iš karto. Būna, sugriūna. Tada nusigeiti ir vėl lipdai iš naujo. Čia va irgi principas lygiai tas pats. Šitas darbas yra daug parodų apkeliavęs, keramikos bienalėj buvęs, Latvijoje. Jisai vienus metus buvo toks mano lyderis, kokia pagrindinė daina, kokia dainininka. Tai visur per parodas aš jį vežiojau. Čia va yra, nešiu, irgi balto šamoto keramika. Čia va padėsiu. Matai? Tai tuos va darbus, pavyzdžiui, va šitą, va, tai aš veždavau anksčiau degti Panevėžį. Ten yra krosnis, pasiekia 1400 laipsnių temperatūrą ir po to, kai krosnį tas darbas išdega, jis jau nieko nebebijo, jis gali lauke stovėti. Nei sniego, nei ledo, nei šalčio visiškai. Kaip akmuo pasidaro, dėl to dar kitaip šamotinis yra vadinamas akmens masė. Tai ir tie va darbai, čia yra padarytos skylės, jie gali būti kaip šviestuvai. Tai šita gal technika sudėtingiausia yra su moliu susijus, ar ne? Aš nežinau. Net nežinau kaip pasakyti. Labai daug kas priklauso nuo molio masės. Koks molis? Nu, pavyzdžiui, jisai ten bus kažkoks tai per liesas, per minkštas, per skystas, kažko tai nenulipdysi, bet iš tokio molio bus labai geras žies. O čia tai, nežinau,